Parlėkėme atgal į Delfi dieną su trumpais paknyginėjimais, kuriuose šį kartą turime vaikiškų knygelių autorius - dvynius Indrę Pavilonytę ir Martyną Pavilonį, net su dviem jų naujienomis. Sveiki! Sveiki. Tai jūs tokių labai spalvingų, smagių knygelių mums čia atsinešėte, netgi dvi. Kodėl dvi iš karto? Kodėl iš karto tokios dvi rimtos naujienos? Darbingi metai. Labai geri metai buvo. Taip, tai čia jau gal kokie 3 metai, kai mes vis kažkaip... Kiekvienais metais po kelias išleidžiam knygas. Esam savo patys įsipareigoję, kad kasmet turi pasirodyti bent viena nauja Marmių istorija. Nes vis sulaukiam iš skaitytojų, kai tik pasirodo knyga, praeina mėnuo ir jų klausia, kada bus nauja. Tai tiesiog ir savo ir skaitytojam tokį kaip įsipareigojimą esam padarę. Tai visada Marmius išleidžiam ir kokią nors knygą papildomai. Tai šiemet į knygynus sugrąžinom Šikšnosparniuką. Bet ar nėra tokio spaudimo jums kaip autoriams tuomet? Ar nepritrūksta kūrybinio polėkio? Ne, tas spaudimas jisai yra malonus, nes gera žinoti, kad laukia, kad džiaugiasi sulaukia ir kad tų idėjų mūsų galvose nepritrūksta, jų vis atsiranda. Tai, jo, mes jeigu turėtume daugiau laiko, tai ir dar daugiau knygų padarytume, tiesiog... Jo. Būtų liūdniau, jeigu mes turėtume dar tų idėjų, pavyzdžiui, Marmių knygom, bet pajustume, kad jau nebelabai įdomu, ar vaikai jau išaugo juos, tai ne, čia yra smagus spaudimas, geras. Tikrai turite tą auditoriją jau prijaukintą, ypatingai prie Marmių. Tai kas tose Marmiuose vaikus labiausiai žavi? Ką galite išskirti? Kaip jums atrodo? Kad jau 8-oji netgi knygelė išleidžiama. Tai... Priežastys turbūt labai įvairios. Tikriausiai vaikus traukia, kad jie yra labai tokie kitokie, neįprasti personažai. Juodi, putlus, visą laiką susitikimuose klausia, ar juos iš tikrųjų galima susitikti miške. Jo, tai mistiški. Tai patikinam, kad tikrai galima. Ir istorijos turbūt vaikam irgi yra aktualios. Ir tėvam, ir vaikam aktualios. Pavyzdžiui, naujoje šitoje istorijoje mes pasakojam apie ekranus. Ir apie tai, kaip kartais gal per daug laiko praleidžiama yra prie filmukų. Šitą istoriją man pačiai įkvėpė mano dabar jau 3-mečio vienu metu labai pamėgti filmukai. Mes susitvarkėm šitą reikalą, jau dabar filmukai taip nebetraukia. Čia galėtumėt gal pasidalinti ir patarimais, aš įsivaizduoju greičiausiai. Tai turbūt visi nauji tėvai susiduria, kad staiga vaikai nori tų filmukų, nes jau prasideda gal darželį kažkokie personažai. Ir iš pradžių aš pati kaip mama nemačiau tame labai nieko blogo, vieną kartą pažiūri, kitą kartą, bet tada pastebėjau, kad jis jau tų filmukų nori vis dažniau ir dažniau, supratau, kad čia gali būti problema. Na ir mes tada tiesiog pas mus buvo visiškas ekranų ir filmukų užblokavimas. Visiškas, absoliutus. Labai padėjo ir dabar jisai nebeprašo filmukų mūsų gyvenime kaip ir nebėra, o jeigu kada nors kokį vieną parodau, tai jisai susitarėm vienas pasižiūrėjo, daugiau neprašo. Tai man pačiai čia buvo toks įkvėpimas, kad gal aš dariau klaidų tuo metu, kai jisai labai norėjo tų filmukų ir aš leisdavau žiūrėti. Ir kad ne, mes tėvai turime nubrėžti ribas. Tai va šitoj knygoje apie tai ir pasakojom, kad... Ir mes gal pasakojom ne per auklėjimą kažkokią prizmę, bet kad pats vaikas... Patirtų, kad kartais būna per daug laiko praleidžiama prie ekranų ir kad praleidus per daug laiko prie ekrano gali praleisti kitus labai gražius dalykus, kurie vyksta už ekrano. Lauke, su draugais, tai va būtent apie tai ir yra naujoji istorija, kad gal išjunkim tą filmuką ir eikim lauką žaisti. Ir pakeiskime kartais tos filmukus ir jų herojus į knygelės ir knygelių herojus, kurie tikrai labai yra žavingi. Kalbant apie Marmių iliustracijas, ar galite papasakoti, kaip šiandien būtinai parodykim, taip, kaip atrodo jie iš vidaus? Klauskit, ką norite apie iliustracijas, nežinau, ką pasakyti. Ir labai įdomu, kaip jums sekėsi šį kartą. Ar jau esate, turite vis tiek jau savo tokį braižą ir jums kaip ir nėra per daug ten reikalų kažko? Su Marmiais man kažkaip reikalų kaip ir dabar labai nebėra, nes vis tiek tai yra 8 knyga, mano jau ranka labai įpratusi, tai man viskas labai gaunasi greitai, natūraliai. Ir niekada nepritrūksta nei tų idėjų, nei kažko, tai kažkaip viskas labai greitai vyksta su tom iliustracijom. Ir jūs tarpusavėje labai aišku susikalbate, aš įsivaizduoju, jums nereikia per daug pačiai matyti sakyti, kaip jūs įsivaizduojate, jau jūs matyti čia pasidalinę esat savo tokiamis nišomis ir leidžiate viens kitam dirbti. Tikrai taip, pirmose, pavyzdžiui, Marmių knygose tikrai buvo, kur aš gal daugiau sakydavau, kaip aš įsivaizduoju, kad turėtų atrodyti, bet dabar jau yra visiška laisvė, kad
Tiesiog žinau, kad Martynas padarys gerai ir žinau, kad visiems patiks. Na, va, super. Tai ši knygelė skirta vaikams nuo 4 metų. Taip. O jeigu mažiau metų, nesakykime, vis tiek turbūt galima pavartyti, tie paveikslėliai irgi veikia, matyt, labai teigiamai. Taip, absoliučiai, kada vaikas jau susidomi knygomis, tai ir gali ir pats vartyti, bet aišku, tuo metu dar nemoka skaityti, tai tiesiog tėveliai gali paskaityti, bet visos Marmių iš tikrųjų istorijos, jeigu vaikas jau linkęs klausytis istorijos, jos visos yra tinkamos ir jaunesniam amžiui. O jūs, kurdamas iliustracijas, kaip atsižvelgiate į tų mažųjų, mažiausiųjų poreikius, kas padeda jums suprasti juos? Nežinau, aš paišau, kaip paišyčiau savo būdamas turbūt vaikas. Kažkaip stengiuosi, kad jeigu patinka man, aš galvoju, kad patiks ir vaikams. Tai vis tiek, kadangi jie yra tamsus personažai, aš vis tiek maždaug įdedu tų tokių ryškesnių spalvų, ne taip viskas tamsu, nors veiksmas čia vyksta visą laiką naktį, bet ta naktis tokia pavaizduota visai spalvinga. Tai... Labai ryškios spalvos tokios. Jo, tai aš per tas spalvas bandau kažkaip tai tos tamsius personažus parodyti šviesiai kažkaip. Tai ir smagiai, kad vaikams būtų smagu, ir tas miškas nėra baugus, ir tie personažai tokie mėly per tas spalvas išeina, tai jo, aš šitaip kažkaip. Keliaukime prie antrosios knygelės. Ji jau skirta dar mažesniems, netgi nuo 3 metų, jeigu gerai suprantu. Taip, čia jinai šiek tiek gal mažiau teksto, dėl to dar labiau tinkama mažesniem vaikam. Tai čia yra Šikšnosparniuko istorija. Jeigu Marmiai yra serija ir jau 8 knygos, tai Šikšnosparniuko mes neplanavom, kad tai būtų serija, bet prieš porą metų mes išleidom Šikšnosparniuko pirmąją istoriją apie Kalėdas. Ir jinai buvo labai populiari, jinai iki šiol yra populiari, jin tiesiog knygynuose pasirodo tik kalėdiniu laikotarpiu. Tai pirmais metais ir džiaugiamės, bet ir liūdėjom, nes buvo išpirkta per mėnesį ir tiesiog tiražo neliko. Ir nespėjo leidykla iki Kalėdų pabaigos išleis papildomą. Gal tiesiog idėja dovanai būna vaikams. Taip. O ką padovanoti? Tai viskas, kas Kalėdų tematika, kas gražiai atrodo, tai patraukliai, o kodėlgi ne knygelė, ar ne? Taip. Tai ir tiesiog, ir ta kalėdinė istorija buvo gražiai, kiekvienais metais per Kalėdas pasirodo, bet labai mielas irgi personažas, kur dažnai irgi sulaukdavom komplimentų ir klausimų, kad gal jisai dar galėtų kokioje knygui pasirodyti. Ir nusprendėm pabandyti. Ir kadangi prieš tai buvo Kalėdos, dabar irgi sugalvojom, kad reikėtų kažkokios tai šventės ir progos, tai šįkart Šikšnosparniukas švenčia gimtadienį. Ir jo. Smagiausia vaikams turbūt apskritai yra švęsti savo gimtadienius ir Kalėdas. Taip, čia tokios smagios šventės, visiems smagios. Tai kaip tą gimtadienį pavyko jums čia iliustruoti? Papasakokite, Martynai. Galite ir pademonstruoti šiek tiek. Labai patiko iliustruoti kažkaip, tai šitą personažą irgi labai esu pamėgęs, nes pirmą knygą labai patiko daryti, tai šitas irgi labai patiko, tai ką čia ir pakomentuosiu, tiesiog labai patiko. Čia daugiau detalių iliustracijose iš karto matoma. Jo, čia kitokia knyga negu Marmiai, čia daugiau Marmiai tokia labiau gal šiek tiek labiau tradicinė, nes veiksmas vėlgi vyksta miške, bet gyvūnėliai jau labiau gal mums tradiciniai, nes tikri, nors pagrindinis personažas Šikšnosparniukas irgi šiaip yra nakties ir toks tamsos padarėlis. Mums patinka personažai, kurie iš pirmo žvilgsnio yra baugus, bet mums patinka atskleisti, kad po to baugia išvaizda gali slypėti šiltas ir mielas padarėlis. Čia toks kaip edukacinis šiek tiek irgi dalykas vaikams, ne, kad ir juos padrasinti, kažkaip eiti į tą gyvenimą. Taip, ir kad verta pažinti ir duoti šansą tam, kas iš pradžių gali atrodyti baugu.